Pažymint tarptautinę žavėjimosi augalais dieną, tradicinėme Ode pavasario džiaugsmui renginyje su skambiomis melodijomis ir šokiais, draugiška vieni kitų bendrystė ir apskritai smagiu pasibuvimu kartu, gyvybę alsuojančioje ir spalvomis pasipuošusioje gamtoje įvyko diena skirta ne tik žavėtis augalais, bet ir kalbėti apie jų problematiką. Prie gamtos išsaugojimo prisideda ir mūsų atsakingas rūšiavimas ir antro gyvenimo daiktams suteikimas. Todėl šiame renginyje jau ketvirtus metus iš eilės dalyvauja Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Šventės metu mes žavimės augalais, nes per žiemą būname labai pasiilgę ir pačių augalų žalumos, ir jų žiedų, ir jų kvapą netgi. Niekas nepagalvojam apie kvapą, bet tos rožės, kurios parduodamos, jos dažniausiai be kvapės yra. Tik tais pasodinti pavasariniai, vasariniai augalai iš tiesų kvepia. Augalai, kaip ir gyvūnai, pasaulis sparčiai nyksta, nes labai išvešėjo, išbujojo pasaulį viena rūšis, tai yra žmogus. Ir mes sukėlėme tokius pokyčius gamtoje, kad vyksta šiuo metu masinis išmirimas rūšių. Svarbu yra bendrauti su jaunaja karta, pasakoti jiems, kad reikia saugoti augalus, reikia saugoti gamtą, o kaip juos motyvuoti saugoti, tai pirmiausiai parodyti, kokie gamta ir augalai yra gražūs. Bendrystė, gražus bendri tikslai duoda puikius rezultatus. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sodo užsimezgusią draugystę džiaugiasi ir patys darbuotojai ir dalyviai. Sutampa ir įmonių tikslai – tausoti gamtą. Norėdami išsaugoti augalų įvairovę, švarią aplinką, turime tinkamai tvarkyti atliekas, skatinti pakartotinį daiktų naudojimą, neskubėti išmesti tai, kas atliko, o pasistengti surasti naujus namus. Mūsų tikslas labai sutampa. Mes turime kalbėti apie gamtos turtus ir apie jų tausojimą, kaip ir Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, nes tokie dalykai kaip atsikratymas atliekų į surinkimo konteinerius ir vėlesnis perdirbimas yra labai svarbus. Nes jeigu perdirbsime atliekas, mums nebereikės naudoti išteklių iš gamtos, tarkime, pumpuoti naftos, kaip ir naudoti dar daiktus antrą kartą. Žmonės nepagalvoja dažnai apie tai, kad daiktas išmestas stimuliuoja naujo daikto gaminimą, o visa gamyba yra susijusi su tarša. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras renginyje pristatė ir savo naujieną – mobilią programėlę. Pristatome savo naujieną – mobiliąją programėlę ŠAC atliekų tvarkymas. Kviečiame gyventojus nuskenavus QR kodą parsisiųsti ir išbandyti programėlę jau čia ir dabar. Tai iš tikrųjų džiaugiamės, kad tai pasiteisino ir gyventojai visą reikalingiausią informaciją gali rasti vienoje vietoje. Tai yra suvedus savo adresą, matomi atliekų surinkimo grafikai, atliekų surinkimo išvakarėse siunčiami automatiniai pranešimai, kada bus vežamos mišriosios atliekos, pakuočių atliekos. Čia galima rasti ir artimiausias atliekų surinkimo vietas bei atliekų rūšiavimo atmintinę. Renginyje Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras kvietė vaikus į smagę ir naudingą pažintį su tvarumu. Kaip įprasta, dėmesį skiriame ir mažiesiems renginio dalyviams, tai dalinamės ir vaikiškais daiktais ir esame paruošę ne vieną veiklą, kryžiažodžius, galvosakius, rūšiavimo užduotis, kurios tikimės, kad nuo mažens skatins tinkamą atliekų rūšiavimą, supratingumą, sąmoningumą. Renginio metu vyko žaisminga atliekų rūšiavimo edukacija ir veikė dalijimosi stotelė daiktų kiemas, kurioje mažieji galėjo atrasti žaislų, stalo žaidimų, knygų ir pasidalinti savais lobiais, o suaugusieji išsirinkti į jiems tinkamą daiktą. Tradiciškai mes kartu su daiktų kiemo, gerų žmonių, gerais daiktais, kitiems geriems žmonėms džiaugiamės galėdami išeiti į visuomenę. Iš tikrųjų, nes daugelis, ką mes ir sutinkame šventėse, tai kitiems tai būna naujiena, tokiu būdu mes nešame žinią ir apie pakartotinį naudojimą, ir apie galimybę, kaip galima tais daiktais dalintis. Patirtis rodo, kad po tokių švenčių pas mus net ir lankytojų daugiau apsilanko. Tai džiaugiamės šį kartą, kad daugiau dalyvaus ir vaikų, todėl pasirinkome šiek tiek tinkamų daiktų ir vaikams.
Skatiname pradedant nuo pačių paprasčiausių dalykų, tai, ką turime namuose, tiesiog atsakingai pasižiūrėti į tuos daiktus. Jeigu jie dar tikrai tinkami naudoti, tai pasistengti surasti būdą, kur dar jiems surasti tą naują šeimininką. Tai jeigu neturite laiko ieškoti patys, vienas iš būdų tai yra pas mus daiktų kiemas. Gerda apsilankiusi daiktų kiemo stende džiaugiasi išsirinkusi daiktą į darbo vietą. O kalbant apie rūšiavimą, namuose jau seniai rūšiuoja ir savo namiškius ragina tai daryti. Išsirinkau tikrai savo darbo vietą į kabinetą, labai mėgstu kabinete turėti ir kokį nors augalėlį, tai išsirinkau būtent derantį prie mano aplinkos pilkšvą tokį vazonėlį, kurį panaudosiu. Daiktų kiemą tai tikrai lankom ir atvežam daiktų ir visą laiką internete pasižiūriu daiktų kieme kažką, būtent ne tik namams, bet ir į savo darbinę aplinką, kad kas tiktų, ir vazonais, ir kažkokiom vazelėm tikrai apsirūpinam, pasiekam informaciją iš daiktų kiemo. Rūšiuoju ir tikrai gan seniai, namuose netgi maisto atliekas rūšiuoju, būtent kompostuoju kaip natūraliai su bokaši, su tos tokiom granuliam, kad fermentacija, kad vyktų, į daržą paskui dedu, o taip plastiką, stiklą, mišrias atliekas atskiriam. Lopšelio darželio Salduvė atstovės į šventę atvyko su savo ugdytiniais. Teigia, kad tokios šventės vaikams kaip mokomoji priemonė padeda geriau pažinti ir tausoti gamtą, bei išmokti panaudoti daiktus naujam gyvenimui. Beje, daiktų kiemo stende ir pačios įsirinko vaikams siurprizų. Ramunė, kalbant apie rūšiavimą, save pavadino netgi rūšiavimo maniake. Tokie renginiai skatina pažinti aplinką ne tik mokytojams, bet ir vaikams. Nuo pat mažų dienų skatinam rūšiuoti atliekas, panaudoti daiktus antrą kartą, jų neišmesti. Todėl tokie renginiai yra patrauklus mums, noriai mes dalyvaujam. Mes kaip tik vakar turėjom renginį. Renginys buvo žalesis protų mūšis. Ir taip apsidžiaugiau, kad radau užduotėlių, kurias galėsiu parnešti vaikams ir mes pakartosime įgytas žinias. Ir dar šio bei to žaidimų, žodžiu, vaikams bus siurprizų. Aš esu irgi rūšiavimo maniakė, bet gal kaip ir Gerda minėjo, ne pati dar tobulėjanti, bet labai gerai jaučiuosi, kai rūšiuoju. Dalymosi daiktais stotelių tinklas Daiktų kiemas veikia 10 Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose Šiaulių miesto, Kelmės, Radviliškio, Joniškio, Akmenės, Pakruojo ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijose. Šiandien mes Šiaulių mieste, tai nors daiktų kiemas veikia visame Šiaulių regione, tai norėtųsi visiems šiauliečiams ir Šiaulių miesto svečiams priminti, kad daiktų kiemą galima rasti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje, Basanavičiaus gatvėje 168B, Pailių gatvė 19, Dariaus ir Girėno gatvė 1D. Todėl mielai laukiame jūsų su savo nereikalingais daiktais pasidalinti su kitais. Atvykę dalyviai džiaugiasi puikia proga mokytis rūšiuoti, dalintis ir atrasti džiaugsmą tvariuose pasirinkimuose.